Susipažinkite, Lukas. 19 metų, nuomojasi butą su 2 draugais. Šiemet Lukas įstojo į universitetą. Lukas ambicingas, užaugęs jis norėtų valdyti bent jau valstybės biudžetą. Lukas vienas iš tų žmonių, kuriems teks studijuoti savo lėšomis. Lukai, nenusimink. Nuo šių metų gali gauti valstybės remiamą studijų paskolą mokesčių už mokslą ir gyvenimo išlaidoms ir tam nereikia jokio užstato. Paskola už mokslą yra lygi tavo studijų kainai už 1 studijų metus. Paskola gyvenimo išlaidoms į tavo sąskaitą pervedama lygiomis dalimis kas mėnesį. Neskubėk. Pirma svetainėje www.vmsfondas.lt pasitikrink, ar esi įtrauktas į paskolos gavėjų sąrašą. Gerai, sąraše esi. Palauk, tai tik techninė reikalo dalis. Prieš nuspręsdamas imti paskolą ar ne, turi įvertinti ir savo galimybės ją gražinti. Paėmęs paskolą, palūkanas turėsi mokėti kiekvieną mėnesį, pradedant nuo paskolos ar jos dalies gavimo dienos. Jos bus automatiškai nurašomos nuo tavo sąskaitos. Tai dar ne viskas. Turėsi kruopščiai planuoti savo finansus. Pasiskaičiuok, kiek per mėnesį išleidi dabar. Įvertink, kiek tau liks gyvenimui sumokėjus įmoką. Užeik į www.swedbank.lt ir paskaičiuok, kiek turėsi kas mėnesį gražinti bankui. Akivaizdu, kad kažko turėsi atsisakyti. Praėjus 12 mėnesių po studijų baigimo mokėsi ne tik palūkanas, bet ir pradėsi gražinti paskolą. Net jei tik pakeisi studijų programą, tai reikš, jog studijos baigėsi. Visą paskolą turėsi gražinti ne vėliau kaip per 15 metų. Esi apsisprendęs? Tuomet užpildyk paraišką bankui. Taupyk laiką. Paraiškos formą rasi www.swedbank.lt. Lukas žino, ką daro. Lukas skolinasi atsakingai. Skolinkis atsakingai.